Aš išeinu iš kompanijos. Aš išeinu iš kompanijos. Pastaruoju metu mes vis dažniau matome tokius įrašus, kai aukščiausio lygio lyderiai keičia tinklinio marketingo kompanijas. Vieni išeina garsiai, kiti išeina tyliai, na ir kiekvieną kartą daugeliui tai sukelia mintis. Ar vis tik išdavė ankstesnę kompaniją, ar rado geresnį verslo pasiūlymą. Ir kodėlgi taip nutinka? Dažniausiai fanatizmas pasireiškia patekus į pirmąją tinklinio marketingo kompaniją. Kai esi naujokas ir patenki atsitiktinai, be patirties, automatiškai įsimyli produktą, įsimyli žmonės, pripažinimą ir pagalvoji, jog visa tai visam gyvenimui. Tačiau pasižiūrėkim, kokia yra realybė. Juk mūsų pasirinkta tinklinio marketingo kompanija tai nėra vyro ar žmonos pasirinkimas. Ir jeigu mes būsim ištikimi ir lojalūs tai kompanijai, nors ten mes nematysim rezultato, ta kompanija tikrai nepastatys paminklo mūsų ištikimybei. Nes kompanija yra tik įrankis, kurį galime pakeisti. Tačiau čia svarbu atskirti. Tie žmonės, kurie kiekvieną mėnesį bėgioja po skirtingas kompanijas arba tiesiog registruojasi visur iš eilės ir prekiauja tais produktais, tai nėra tinklinio marketingo specialistai, profesionalai. Jie yra tiesiog prekybininkai, jie tiesiog prekiauja produktais. Tikras tinklinio marketingo profesionalas kuria tinklą, dirba, įgyja vis naujos patirties, o jeigu keičia kompaniją, tai tik norėdamas asmeninio augimo, finansinio augimo ir gerų rezultatų. Profesionalams labai svarbu sąlygos ir jie renkasi sąlygas. Jie analizuoja marketingo planą, analizuoja privalumus, trūkumus, naudą. Jie ieško, kur didesnės pajamos, kur stipresnis mentorius, kur yra sukurta mokymų sistema ir gera bazė. Ir jie keičia kompaniją ne dėl emocijų, o dėl gero savo asmeninio ir komandos rezultato. Ar pasilikti tik dėl meilės? Nestudijuoti kitų pasiūlymų, bijoti išbandyti ką nors naujo ir trypčioti toje pačioje vietoje, o dar liūdniau kristi apyvartomis, rangais ir pajamomis metų metais. Tai nėra lojalumas, tai tiesiog kvailystė. Bet dar baisesnis dalykas tinkliniame marketinge tai yra fanatizmas. Išties mes kartais sutinkame tokių žmonių, kurie fanatiškai įsitikinę savo teisumu, bet yra kaip yra ir iš tiesų, jeigu mes renkamės vyrą ar žmoną širdimi ir jausmais, verslą mes renkamės tiesiog paskaičiavę, apgalvoję ir darydami konstruktyvius sprendimus. O kaip jūs manot, ar kompanijos keitimas yra išdavystė, ar tiesiog normalus profesionalo žingsnis? Padiskutuokim, išsakykit savo nuomonę, man tikrai bus labai įdomu. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes pati pakeičiau kompaniją, kurioje dirbau daugiau nei 20 metų ir buvau sukūrusi sėkmingą komandą ir pasiekus puikių rezultatų ir sukūrus pasyvias pajamas. Bet atėjo momentas, kai aš nusprendžiau atsisakyti visko ir pradėti viską nuo nulio ir rasti tinkamą kompaniją, kuri atitiktų šios dienos mano poreikius, tiek fizinius poreikius, tiek finansinius poreikius. Pakeisti kompaniją, padaryti sprendimą man užtruko keletą metų ir šiandien aš galvoju, kad gailiuosi, kad aš to nepadariau anksčiau. Ir dar vienas toks mano yra posakis, kuo ilgiau galvoji, tuo brangiau kainuoja. Todėl šiandien, jeigu jums surezonavo ši mano mintis, ši mano žinutė ir jūs galvojat, kad jūs kažkur tai norit kažko tai daugiau, tai būtent šioje kompanijoje šiandien yra viskas ant bangos. Tuščia rinka, inovatyvus produktas, sparčiai auganti komanda ir visa mokymų sistema.
įdomu, klauskite, atsakysiu į visus klausimus ir papasakosiu, kaip sėkmingai pereiti iš vieno etapo į kitą etapą.